Kviečiame Anykščių rajono merą Sigutį Obelevičių. Mere Anykštėnai, prieš 19 metų šitą dieną, tiksliau naktį, Lietuva parodė neįtikėtiną dalyką. Sustabdė be ginklų, be didelių karinių pasirengimų taikių žmonių minia sustabdė Sovietų sąjungos, kaip tada sakydavo, pačią galingiausią karinę mašiną. Mes sustabdėme tą mašiną savo valia, parodydami meilę tėvynei ir, žinoma, tos aukos, tas jaunimas, kuris, ta Loreta, kuri krito po sovietinių tankų vikšrais, tai buvo tik tai išraiška to pasiryžimo, kad Lietuva turi būti laisva. Ir jeigu nebūtų sausio 13-osios, manau, kad nebūtų ir šiandien laisvos Lietuvos. Todėl mes turime prisiminti tuos didvyrius, tuomet žuvusius mūsų brolius ir sesę, ir amžina šlovė jiems. Mere Anykštėnai, prašyčiau jūsų pagerbti aukas tylos minute.